Esu Rolandas Gaudiešius, Vilnietis, man 30 metų, esu nevedęs. – 2002 metais įgijau vidurinį išsilavinimą ir mechanikos specialybę Bukiškių žemės ūkio mokykloje. 2014 metais dalyvavau profesinės reabilitacijos programoje ir įgijau verslo organizatoriaus kvalifikaciją Valakupių reabilitacijos centre. Turiu sukaupęs 5 metų darbo patirtį. Nuo 2002 metų dirbau SBA balduose ir ten sėkmingai kilau karjeros laiptais, nuo sandėlio darbuotojo iki sandėlio vedėjo. O po stuburo traumos dirbau klientų aptarnavimo vadybininku. Buvau atsakingas už baldų surinkėjų darbo planavimą ir baldų transportavimą, užsakymų tvarkymą ir brokuotų baldų įforminimą, bendravimą su esamais ir naujais klientais. Mano gimtoji kalba lietuvių, laisvai bendrauju, skaitau rusiškai, taip pat turiu vokiečių kalbos pagrindus. Taigi esu ištvermingas, užsispyręs, savarankiškas, komunikabilus ir kruopštus žmogus. Galiu savarankiškai spręsti iškilusius darbo klausimus, taip pat puikiai jaučiuosi dirbdamas tiek individualiai, tiek kolektyve. Greitai mokosi naujovių, esu atsakingas ir lojalus savo darbdaviui. Turiu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 12 metų vairavimo patirtį bei vairuoju nuosavą automobilį. Aukštumų siekiu įvairiose srityse. Nenoriu sustoti ties pasiektų rezultatų. Ieškau vadybininko darbo, tikiuosi, kad mano darbo patirtis ir minėtos asmeninės savybės padės siekti karjeros pardavimo srityje dirbančioje įmonėje. Jeigu sudominau, su manim galima susisiekti telefonu 8659 13002 arba elektroniniu paštu rolandas@mail.ru. Ačiū!